Žodžiu, ryte atsikėlęs, pirmiausiai turiu galvoti, ką reikia pasikrauti. Pirmiausiai, pirmos mintys būna, kas pakrauta, kas nepakrauta, kas dar nedakrauta. Nes, hebra, tas koks juodas geras. Rytinis pasivaikščiojimas. Kirptos ausys. Bonjour. Žmonės sveikinasi, labai malonų žmonės. Prancūzai yra kažkaip labai malonų žmonės. Su jais taip, kai susitinki kažkur labai fainai viskas. Bet kada tu juos susitinki kažkur darbo vietoje arba viešbutyje arba kažkur, atvirkščiai būna. Kempingas 6 užsidaro, tai kaip jeigu tik atvažiuoji ir tau atvažiuoji vėliau ir tų problemų, tai užsidarė. Prasme, man tai net. Prieš važiuojant čia sprendžiu, ar iš vis daryti šitą Brittany Coast. Tai galiu pasakyti, kad vien dėl šitos vietos apsimokėjau visą tą maršrutą. Dėl Dinano ir šitos vietos apsimokėjau visą tą maršrutą daryti. Čia yra wow. Tai ką, žodžiu, pakuojuosi daiktus iš lėtų ir varau. Varau, kaip ir sakiau, kažkur link La Rochelle. Ir žodžiu tiek, jo, faina išvyka. Iš tikrųjų jaučiasi, kad jau ilgiau būčiau išvažiavęs, negu esu išvažiavęs, jau atrodo, kad aš jau savaitę kokią išvaręs ir iš tikrųjų jau išsivalė galva, pailsėjau, fainai viskas. Reikia iš tikrųjų reikia neužmiršti motyvų, dėl ko tu išvažiuoji. Aš išvažiuoju išsivalyti galvą ir kadangi Londone gyvenu, tai labai intensyvus labai miestas ir jis tave įvelia į savo dinamikas. Ir reiškia, tu tampi to miesto dalimi. O to miesto dalis tai yra skubėjimas. Tai dabar pakavausi daiktus irgi ir galvoju, greičiau čia reikia, davai susimes čia. Kur čia greičiau susidėti ir palauk, galvoju, Karolis, stabdyk, seni. Ne, dėl ko tu išvažiavai pamiršti skubėti. Tai tu dabar ir neskubėk, nes dabar valandų yra 11 jau. 11 ir galvoju, blemba, kad čia man iki 11:30 išvažiuoti, nes aš ten paskui, tos mintys tave, tie timeriai tave taip suka, tu tik šiek tiek primiršti ir pašla. Tai, žodžiu, stengiuosi save stabdyti labai pastoviai ir žodžiu, reikia neužmiršti, dėl ko išvažiuoji atostogų. Išvažiuoji dėl to, kad pamiršti, sustoti, sustabdyti save, sustabdyti galvą, mintis sustabdyti, susikoncentruoti tiesiog į save, į tai, kas tu esi, o ne į skubėjimą ir
ir tai, ką tau reikia padaryti. Tai, žodžiu, fainai išvyka tikrai, jau atrodo ilgai esu išvažiavęs, pailsėjau nuo visų, absoliučiai nuo visų. Tik dar dabar reikia išmokti pailsėti nuo savęs. Žodžiu, reikia pakuotis, va ir vėl, tipo viskas, stabdyk video, karočią, seniai, kraukis daiktus ir varyk, nes tau jau reikia, timeris jau kitas, bam, greičiau, davai, daryk. Ne, seniai, tipo, va, niekur aš neskubu, kiek užtruks, tiek užtruks. Wow, dar viena naktis manęs laukia, va, liuks. Tai šitą ateinančią naktį permiegu dar kažkur kempinge ir paskui kitos dienos vakare keltas iš Kain į Portsmutą. Faina, liuks išvyka. Super. Hop. Ir kur buvę, kur nebuvę, išlenda pirmieji techniniai nesklandumai. Kaip ir kiekvieną kelionę neišvengiamai turi būtinai kažkas nesigauti. Šį kartą nepatikrinu kameros kampo ir beveik visas likęs kontentas sufilmuotas neteisingų kampų. Taigi sumesiu likusius geriausius kadrus, kurių tikrai yra. Užbaigsime Brittany Coast seriją su šia dalimi. Tačiau nenusimink, aš jau buvau Alpėse, kur pabuvojame Šveicarijoje, Austrijoje, Šiaurinėje Italijoje, darėme super gražias kalnų perėjas, dar ir Škotijos Highlands apsukau prieš kelias dienas. Tad kontentų laukia daug ir gerų. Na tai jeigu viskas tau patinka, pats žinai, kur patraukti ir ką paspausti. Parašyk komentarą, pasidalink su draugu ir linkiu gerų žiūrėjimo. Taigi, susipakavęs daiktus, palieku jaukų kempingą ir judu La Rochelle ir Briero regioninių parkų kryptimi. Pakeliu aplankau muziejų ir užmetu akį į lauke išstatytus pabūklus, tačiau reikia judėti toliau. Kelią pastoja šis jaukus kaimelis ir neatsispiriu atsigaivinti gaiviaisiais gėrimais šią karštą pavasario dieną. Prieimi prie stalo. Žinai, kas bus dabar, tik niekam nesakyk. Lančas. Ateik čia.
Besimėgaudamas gaiviuoju gėrimu, susirandu po keliu esančią pilį, kuri jūsų ekranuose jau tuoj pat. Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Lėkiau ir atlėkiau. Nu, ką veiki? Lauki dar, žiūrai dar vis video, ne? Neišjungiai dar? Nu, tai tu tikras šaunuolis, pažiūrėk. Atvariau čia kažkur į kažkokią tai vietą, visai naura. Variau. Ieškosiu čia kažkur, iš tikrųjų radęs jau čia kempingą visai netoli ir varysiu link kempingo, pasistatysiu palapinę ir pigiai keliauju. Paskaičiavau. Wow! Super! Aš čia dar net nesu, ne viską suvalgęs, ką aš turiu atsivežęs iš Anglijos. Tai žodžiu, va toksai lengvas reportažėlis, dar čia dabar tuoj. Dar irgi neišjung. Ką jau norėjai išjungt, neišjung. Girdi? Įmesiu dabar dar, kur aš čia randuosi. Karočią varau į kempingą ir... Ne, tu žiūrėk, dar alaus negerk, dar ne vakaras. O jau matau, į šaldytuvą jau dirščioje, ne? Na, pasižiūrėk į laikrodį. Negalima dar tau. Jau vakare aš kai grįšiu ir... Tai tada gal ir atsikimšim, o šiaip dar nežiūrėk, dar laikyk. Gerai? Ką čia turim? Turim normaliai, čia kaip ir kiekvieną kartą programuotojų traškučiai. Užsiprogramuosim dabar. Čing. Iš tikrųjų ten neblogi. Volfukas šala. Tik tai tu ten atsargiai su tuo Volfuku. Su tuo Volfuku atsargiai. Šaltų, jeigu tai atsargiai jūs ten. Ten jeigu žinai, kaip būna su šalti Volfuku. Čia mama laut neleidžia gertų, tu jau nori vyriškus reikalus. Iš karto jau už giesmės. Ne. Sulauk savo, kaip sako. Žarinsim kažką, maistukų. Hop. Bulvių kiaušytį, košaną. Pommes de terres. Jeigu neprarūgo, tai liuks. Ir dešraitienę irgi kepsim. Jau čia viskas paruošta. Greitai, dabar jau čia kelinta diena, tai labai greitai viskas čia susiruošia. Bim, pakšt. Iš tikrųjų jau dabar su viešbutį net ir nenorėčiau važiuoti. Na jau, jeigu kas duotų už tipo
Neuždyką, tipo, nupirkau, žinai, jau važiuok, nu gerai, jau sakyčiau, įkalbėjai jau į tą viešbutį. Šiaip tai ne. Ką žarinam? Valgo dešras. Su bulvių košė pasikėpė labai gerai. Super. Tai dabar laukiu, kol saulė nusileis. Ne visai, dar pasileis. Pusvalanduką gerą pasileis. Šūku ant moco. Ir varau į šitą location. Cing, cing. Padarysim gerą raidą. Nes mačiau, kad tenai labai gera vieta. Tai padarysim gerą raidą tenai. Gal net pajūriu. Irgi super locationas čia prie jūros, tai panaši vieta kaip ir vakar buvo, kai vakar sakiau, kad oi, kur aš čia važiuosiu, geriau nerasiu. Tai čia panašiai. Taip net sunku būtų pasakyti iš tikrųjų, nu ten vakar jau turbo super, bet čia irgi neprasčiau. Į pirmą kempingą nuvariau, tai PM5 užsiprašė eurų, sakau, gal čia jūs per tą žiemą pašalut galvą, sakau, gal žmonėm vis tiek gal neatšilė dar galvoju. Tai sakau, varau į kitą kempingasą, atvarau čia 2,7, dar irgi brangu, šiaip ten 2,5 buvo, kitur mokėjau 11. Žodžiu, valgau ir ką, lėksim toj. Labas rytas. Valgau makaronus pusryčiam, nes bijau, kad bijau makaronai suges gali, o kiti dar gali stovėti, bet
Bet jo, žodžiu, miegojau gerai šiandien, miegojau geriausiai, greičiausiai iš visų naktų, šiaip ir vakar gerai miegojau. Pastoviuose svarstymuose dar likt nelik, bet jeigu žodžiu lieku, tai išlošiu tik tai vieną dieną, nes šeštadienį man vis tik reikėtų, tai šiandien ketvirtadienis yra, ketvirtadienio vakaras, tai turiu keltą vakare, o jeigu nesikelčiau, tai man reikėtų keltis rytoj vakare, nes šeštadienį čia Prancūzijoje pasižiūrėjau žiaurūs lietus per visą Prancūziją praeis anšlagas toks su tais su geltonais taškiukais, tai ten jau aš su mocu esu Vokietijoje patekęs, kur rodo, kur tie geltoni taškiukai, tai pila visiškai. Tai žodžiu galvoju, kad varysiu link keltų. Visiškai neskubant, man tik tai 11 vakare keltas. Į keltą reikia. Aš neskubant visiškai nulėkiu. Čia man dabar tiesiai, jeigu ne, čia aplinkui važiavau tai kelias dienas, dabar tiesiai man, tai čia kokius 4 valandas. Kaip reikia ir daryti su biuru orą, pasitaisys ten link, jeigu važiuočiau link to La Rochelle, tai pasitaisys ten, iš saulės švies, bet kas iš to, aš vieną dieną tik tai išlošiu. Ir keltą persidaryti, aišku, pinigų reikės mokėti kažkiek. Žodžiu, bakuosiuosi neužilgo ir į kelią.
Sakiau, be didelių nesklandumų apsieita, prasidūrė augalinę padangą. Eik to namas. Taip, ne taip radau. Alų pilt, turėjau dar alaus. Alų pilt pradėjau ir alus parodė, kur greitai taisau. Ką darai? Aha, jau matau aš kur link tu žvilgčiauji, ar ne? Klausyk, žiūrėk dabar. Ačiū, kad pažiūrėjai iki pačio galo. Tai ačiū už sugaištą laiką. Jeigu nori daugiau kelionių, žinai ką daryti, žinai kur paspaust, taip toliau ir panašiai. Ačiū visiems keliavusiems. Iki kito susimatymo. Mašina pravažiuos. Iš tikrųjų viskas labai fainai.